Sveiki, mano vardas yra Andrėjai, aš esu Tarptautinis Krav Maga federacijos atstovas Baltijos šalyse, esu Izraelis kariuomenės pareigūnas, Lietuvoje gyvenu 5 metus ir turiu patirtį, kur noriu pasidalinti su jum. Na ir mes einam savo ramiai, šalia sėdi žmonės, kuri pradeda pas jūs ateiti. Ir jūs nerūkat, ir jiem cigaretės nelabai reikalingos. Stop. Pirmas skambutis. Žmonės pradeda jūsų stumdyti. Jūsų pastumia. Reiškia, žmonės pradeda būti agresyviai jum. Ir šitas padėtis, kadangi aš dešinėrankis, man yra geriau dirbti su dešinė koja. Jeigu žmogus kairiarankis, jam patogiau dirbti su kairėje. Dabar, jokių būdų negalima kryžiuoti kojos, jau mes atsirasim, padaužykit mane prašau už nugaros. Ir aš verčiu nugarą arba vienam žmogui, arba kitam žmogui. Nuvest koją yra labai paprastai, smūgiuok mane su koja į priekį. Išeitų į šoną, nėra labai didelės problemos. Pataikyt, neįmalų negalima man iš galinės kojos į kiaušinį, fain, ačiū. Tai atsimenam, dešinė koja žmogų, kuris stojo iš mūsų į dešinę pusę, kiaušinį. Kol jis galvoja, kur jo kiaušinį, mums reikia pasidaryti atstumą. Atstumti žmogų, kuris stoja šalia mane, kad man netrukdytų niekas nieko daryti. Pradedam daužyti vienu. Kol mes susitvarkam su vienu, kitas arba ateina ir mes pradedam daužyti jo, stebėti aplinka. Arba jis tiesiog po stūmimo, ir kai pamato, kad jo draugui skauda. Ką? Kaip atidėti būtent šitą pratimą? Labai paprastai. Vienam spyris iš kojos link lyną. Vienas. Iš dviejų rankų pastumt kitą žmogaus į žandikaulį. Stumimas / smūgis eina iš apačiaus 5 laipsniai į viršų į žandikaulį. Nuo iš čia yra kvaila pasisukt ir pradėti daužyti. Iš čia mes reaguojam iš karto su smūgiu į veidą. Po to iš inercijos ateina dar vienas smūgis. Po to pliusuojam kelienų į kiaušinius. Kai mes sutvarkėm su vienu, ateina dar vienas žmogaus. Ir mes iš inercijos pradedam daužyti su šitą rankos paviršių žandikaulį. Jis atidarė mum paviršių, kur mes galim sėkmingai daužyti. Smūgis. Iki galo. Dabar šitoj padėtėjai, šitoj situacijai užpuolikas gali ištraukti ir peilį. Dabar mums baisu peilis būtent iš šito jaunuolio. Todėl, kad šitas jau nieko nebeištrauks. Mes su juo sutvarkėm. Dabar, kai jis buvo nustumtas į šoną, jis spėjo apsigalvoti ir padaryti išvadas. Arba bėgti. Bet jis jau padarė išvadą, kad jis nori traukti peilį. Fain, žmogus atsiranda su peilį. Mes iš karto reaguojam. Mums reikia stabdyti ugnies liniją, traukti save atgal iš karto, perkrauti jau sistemą. Perkraunam, kontroliuojam, judam pirmin ir daužam. Ištraukti peilį nereikia. Jūs tik apsiginat ir geriau neįlysti šitos problemos. Nustumti nuo savęs ir sėkmingai bėgti. Trečia situacija. Žmogus apsigalvoja ir padėk. Jis apsigalvoja, kai aš užimtas arba draugauju su savo nauju draugu. Jis supranta, kad su draugu dauža. Rado kažkokiu pašaliniu daiktų ir pradedam jum pult. Kai mes atimėm lazdą, mums negalima pradėti daužyti žmogų su pašaliniu daiktu. Būtinai nepasinaudot po to. Jo būtinoji gynyba čia ir pasibaigia. Gatvėse baisiausia yra matyt. Šaunamoji ginkla. Tai mes draugaujam su žmogaus, ateina žmogaus, traukia ginklą, atbėga ir kiša man ginklų iš nugaros. Ir kadangi mes girdėjom tokiu
Garsu ir antra taška. Kažkas rėmėsi mum į nugarą. Labai didelė tikimybė, kad tas yra šaunamusis ginklas. Garsu mes galim negirdėti, bet tada tik vieną tašką ir nebūtinai, kad mes kažką padarysim. Čia dauguma bus bum. Tai pirmas pratimas yra sukamės link jo, ugnies linija į šoną, alkūnis į gerklę, kiaušiniai, 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 galva, išlaužt ginklą, nuimt, smūgis į galvą, smūgis į veidą, pertaisyt ir užimt patogiai jums padėti kontroliuot. Ir iš karto ieškom telefonų, skambinam policiją, laukiam žmonės. Iš tikrųjų situacija paprasta, mes čia su kolega sėdėjom, aptarinėjom politinius klausimus visokius, o čia eina vaikinukas, mes nusprendėm, kad reikia cigaretės paprašyti, bet jisai mums nepatiko. Nu mes ir paprašėm cigaretės, paprašėm taip, kaip mes mokam, mūsų kitaip nemoka. O ką jis padarė? Jis mus primušė.